Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną dar kartelį apie žodžių paveikslus. Vienam komentare tiesiog pati save pričiupau. Parašiau sakinį, kuriame dėkoju žmogui už mandagumą ir parašiau mandagus. Ir po to supratau, kad aš nematau jokio paveikslo po to žodžiu ir pagalvojau, koks yra kitas ir iš karto man stojo kitas žodis kultūringas. Ir mes pažiūrėkim, kaip gražu. Kultūringas yra kultūra, tai yra tautos kultūra, žmogaus vidinė kultūra, kūniška kultūra, visatos kultūra. Yra toks kaip pamatas arba filosofija, kas eina kaip pagrindas arba nustatymai žmogaus. O mandagus yra elgsena. Elgsena, todėl žmogus gali būti ir toks, gali būti ir toks. Ir mes dažnai turim sociume plačiai šypsenas, labą dieną, gražaus vakaro, o užėję už kampo žmonės turi visai kitą retoriką. Todėl mandagus nebūtinai yra kultūringas. O kultūringas žmogus, jis visada bus mandagus. Todėl nuoširdžiai linkiu jums visiems pamatyti žodžius. Ačiū.